Sveiki žiūrovai, šiandien esame USAMA Rally Ukmergė testinėme greičio ruože, tai yra nulinis greičio ruožas, kurio ilgis kiek daugiau negu 4 km ir dalyviai čia atvažiuoja susipažinti su trasa, su danga, su specifika ir išsitestuoti savo automobilius. Tai kadangi jau čia shakedownas, tas testinis greičio ruožas įpusėjo, galime eiti pasikalbėti su tais, kurie jau sykį pravažiavo greičio ruožą ir paklausti jų, kokie jų įspūdžiai iš šių Ukmergės apylinkių. Keliaujam. Na, Vladai, sakyk, tai kas pirmų važiavimų gerai, kas negerai pačiam? Kas tiko, kas netiko? Ai, nieko, labai nelėkėm ir, nes šiaip testus užvakar turėjom labai šlapiom sąlygom, tai čia reikia truputėlį prisipratinti vėl prie gero sukibimo santykinai, bet šiaip viskas gerai. Supratau, ačiū labai. Na ir čia esame prie Giedriaus Firanto ir Mato Valiulio ekipažo. Giedriau, kaip pirmas prasivažiavimas, kokie įspūdžiai pačia? Nieko, gerai, viskas, vairas ne kai karšta bulvė, be įtampos, toks be jaudulio, su kažkokia atsarga, nes tikrai tas neaiškus slidumas, o va taip va, su tokia aura viduj mašinos važiuoti rally, tai yra kaifas, kai kažko savęs neprievartauji, nelipi, kažko neįrodinėji ir viskas. Tai linkiu, kad džiugintų ir toliau šitas ralis jūsų ekipažą. Gerai. Na ir čia turime vieną gražiausiai visuomet važiuojančių ekipažų, tai Eugenijus Latkevičius ir Marius Kairys. Eugenijau, na ar buvo vietų, kur pradžiuginai jau šiek tiek susirinkusią publiką į šį ralį gražių važiavimų? Nežinau, galbūt bandėm, dar žinai, pirmi kilometrai biškai reikia prisišaudyti. Reikia publikos paklausti. Eisim publikos, paieškosim laukuose. Kaip šiaip bendrai pačiam jausmas pravažiavus pirmą kartą? Nu nieko, shakedownas atkartoja visą ralį specifiką, tai ir gerai, nu tai ką, panašiai tokie dopai kaip ralį visam bus, tai viskas gerai. Na ir yra šiek tiek čia pievos žolės likučių ant priekinių grotelių. Hello, Mark! Can you explain why on your front grille is some grass? What's happened? We took a big cut, but we marked it in the notes as a big cut, so it's all good. It's to plan. How the stage, shakedown stage? It's good. I didn't do any testing before this rally, so this shakedown stage was the first test for me. But I think we got a P9 on the stage, so I'm happy with that. Still need to go a little bit faster, but that's the plan. Na ką, prie mūsų turime Marką Buteigį, kuris lygiai taip pat irgi pravažiavo jau vienas iki testinį greičio ruožą. Tai Markai, kokie įspūdžiai po testinio pirmo bandymo? Geras testinis greičio ruožas, toks kuklus, bet testinis, manau, labai gerai, toks gerai parinktas. O pirmas važiavimas tai toks kaip pirmas važiavimas, toks nei limpa kažkas, nei nelimpa, nu tai tam shakedownas ir skirtas. Tai dar vieną kartą padarom, nes kiek žinau, tik 2 kartai. Jo. Nu ir viskas. Tada lauksim jau dopų greičio ruožų. Kaip danga po lietingos nakties tavo akim laiko? Nu, laiko tai gal ir gerai, bet jaučiasi tie slidumai truputį. Slidoka, bet manau, šiandien gal bus slidoka, rytoj, jeigu nebelys, tai pratrauks. Tai bus gerai viskas. Jūs tik pažiūrėkit, atėjo metas, atėjo laikai, kai į ralį važiuoja ne chuligankės, ne krekždės, ne kompaktai, o štai tokie nauji automobiliai. Tai einame pas Joną. Jonai, norime pagirti, kad tikrai labai gražus ir dailus jūsų automobilis. Kiek laiko ir meilės ir pinigų įdėta? Kiek laiko, meilės ir pinigų? Gyčia paklaus. Pats nežinai? Nežinau, sakykime. Nežinau. Gerai, ką su dizainu darysit? Ar kaip su balta gulbė lėksit? Nespėjam, žinok, biškį nespėjam, žinai. Kiek tą mašiną testuoti jūs spėjai, kiek pravažiuoti? Kiek? Va dabar testuosim. Pravažiavau, sakau, 10 kilo asfalt Kaune. Va šitaip džiūna pošalmiai. Džiovinami pošalmiai. Čia yra vairuotojų džiovinto, ten yra ir šturmanui džiovinti. Matos, kas labiau padrėko. Ar buvo kur sušilt per tos 4 kilometrus, nes iš pošalmių matau, kad taip? Žinok, jau atsisėdus į automobilį, prisiveržus gerai diržus, turbūt pats žinai, pradedi šilti, jau pradedi deginti kalorijas. Jo, kai per keletą ratų, kaip sakau, ten kokiam slalome galim sušiltą. Čia 4 kilometrai buvo ką veikti? Nu, buvo ką veikti, daug tiesiųjų, šiaip danga geresnė negu tikėjausi, stoja automobilis, gal ten prieš finišą toksai labiau buza didesnė, bet šiaip
važiavosi puikiai. Kokią ilgiausią tiesiąją šturmanas užskaitė šiame 4 km shakedown'e? O kokius 300, bet čia ne pabaiga. Rašėm, Gal 400 buvo? gal 400, bet rašėm ir po 1000 ne vieną kartą. Mūsų labai trumpalaikė atmintis yra, nes žinai, kaip žiurkėnai. Ateina vakaras ir nusiresetinam. Ačiū labai. Turim Vaidotą Žalą. Vaidotai pirmas važiavimas ir bene geriausias laikas. Sekundė per kilometrą aplenkė artimiausią. Kokį pastebėjimą apie tai? Labai slidu. Turbūt supratau, kad labai slidu, į pirmą mišką iššokus, užsirašym, gerai, kad užsirašym pavojingą tokią vietą, 5, ir matau, kad jau mes keleiviai automobilyje. Čia medis ir čia toks kupstukas. Tai gerai, kad kupstukas buvo ne kelmas, o šiaip kupstukas. Tai va, manau, kad mums palanki starto pozicija, nes kuo labiau trinasi tas toksai molingas paviršius, tuo labiau slidžiau. Tai kuo vėliau startuoja, reiškia išvirkščiai negu būna ant sausos dangos. Bet kita vertus, tikrai gali pagauti tas slidumas labai netikėtose vietose. Ir toks vietom nepasitikė, per plačiai važiuoju, bet matosi, kad kitiem dar sunkiau. Stebėjau tavo ir visų kitų iš paskos startą. Nebuvo labai sklandus startas, kas tai gerai buvo? Daugiau sukibimo negu tikėjausi. Tai reiškia, antrų bėgių startuoti jau yra šiek tiek per ambicinga. Tai taip, sakykime, panašu, kad reikės arba su ūkiu pasikelt, arba į pirmą bėgį.